Sveiki, mėlyjeji, šitą lietingą, bent jau Vilniuje lietingą vakarą. Sveikinuosi šį vakarą su Holistinio ugdymo instituto naujo dalyko, labai sudėtingai ištariami pavadinimu, psichoneuroendokrinologija, dėstytoja, lektorė Evelina Nevardauskaitė Rudzikienė. Paprašysiu, Evelina, kad klausytojams pristatytumėte tiek save kaip dėstytoją, kaip gydytoją ir tiek mūsų būsimą dėstomą dalyką. Prašau, Evelina. Sveiki visi. Man tikrai labai džiugu būti čia su jumis ir man tikrai labai smagu pasidalinti savo žiniom ir labai džiaugiuosi, kad tikiuosi tos žinios bus naudingos. Pirmiausia, tai aišku, didžiausia mano profesinės karjeros laiką užėmė buvimas gydytoja, būtent šeimos gydytoja. Ir taip pat aš esu endobiogenikos gydytoja. Tai jeigu manęs labai gerai paklaustumėt, tai aš turbūt mediciną mokiausi 17 metų. Tai endobiogenika, tai iš principo, jeigu žiūrėt pagal mokslą, tai yra psichoneuroendokrinologija, o endobiogenika jau yra gydymo metodas. Dėl to mes šiandien daugiau šnekėkime apskritai apie tą sunkų pavadinimą, bet jis tuo pačiu ir paaiškina, kad mūsų psichika, mūsų nervų sistema ir mūsų hormonai yra viena. Ir tai jau rodo, kad tai yra vertinimas žmogus kaip sistema. Ir ne tik tai žmogus, bet sistema kaip ir žmogus kaip šeimos sistema, žmogus kaip savo amžiaus sistema, įvairių amžiaus lygių, sistema, ir aišku, kaip žmogus kaip kosmo biologinė būtybė. Taip kad tikrai labai būtų malonu ir labai įdomu būtų pasidalinti su jumis tokiamis žiniomis apie tai. Ir turbūt didžiausias noras būtų pakviesti priimti savo visas puses, priimti savo įvairias dalis, nes dabartinė medicina jinai yra labai susiaura, susistygavusi. Vienas gydo vieną, kitas kito gydo, kitas trečią, kitas ketvirtą. O žmogus vis tik tai yra sistema, atvira sistema ir turbūt tikrai niekada nebus per mažai šnekėti apie sisteminį požiūrį ir ypatingai per kūno funkcijas, kaip jos atsispindi mūsų integruotoje fiziologijoje. Labai įdomu, Evelina. O gal galėtumėte pavardinti truputėlį temas, kurias dėstysite? Eisim per viską, nuo psichinių visų ten tų neurotransmiterių, kaip ten mūsų serotoninai veikia, kaip mūsų dopaminai veikia, kur ta mūsų laimė pabėga. Taip pat šnekėsim apie stresą, nes visa endobiogenika yra ir būtent tai yra praplėsta streso teorija Hanselje. Ir būtent šnekėsim apie tai, kaip mes stresuojame, kad yra įvairių stresavimo būdų. Taip pat tikrai eisim per lytinius hormonus, nes tai yra labai įdomu. Ne tik moteris turi lytinius hormonus, čia didžioji paslaptis, vyrai irgi turi lytinius hormonus. Ir tada tikrai labai noriu pašnekėti apie skydliaukę, būtent ryšį lytinių hormonų ir skydliaukės. Tada tikrai imsim gliukozę, cholesterolį, virškinimą. Ir tada žiūrėsim toliau, į kurią pusę judės. Manau, kad tikrai apie imunitetą visiems yra naudinga sužinoti, kaip tai valdyti ir kaip atsirinkti, ką konkrečiai naudoti. Taip pat tikrai turbūt eisim apie anti-agingą, nežinau, koks čia teisingas pavadinimas būtų, sveikas amžėjimas, koks čia koks nors. Tai turbūt tą irgi minėsim, nes tai labai įdomi tema šiuo metu man ir manau, kad daugam dabar atsiranda visokių naujų įžvalgų apie tai. Ir aišku, svarbiausias dalykas tai mano būtų pakvietimas pajausti savo ciklus, tai yra savo amžiaus ciklus, nes mūsų vienokia medžiagų apykaita yra vaikų amžiuje, paauglystėje, vaisingam periode, menopauzėj, tam jau, nežinau, negalima vadinti turbūt senatvėje, bet tam vyresniame amžiuje. Ir kitokiam, ir taip pat dar labai norėčiau pašnekėti apie mūsų sezoniškumus. Tai yra, kad mes vienaip jaučiame žiemą, kitaip jaučiamės pavasarį, kitaip jaučiamės vasarą ir turbūt, ir kodėl čia visi tą pavasarį, taip visi pradeda sirgti. Tai va šitą vietą irgi tikrai labai norėčiau apšnekėti. Temų yra daug, žiūrėsim, kaip tilpsim ir kokiu tempu pavyks nuveikti.
Evelina, sakykite, tai mes patys labai stipriai esame atsakingi už savo sveikatą, pavyzdžiui, keisdami gyvenseną, gyvensenos pokyčius darydami, mes galime daug ką nuveikti. Mano vienas iš pagrindinių tikslų, dėl ko aš šneku, ir dėl ko aš vykdau visą šitą švietėjišką veiklą, tai man labai norisi ištekėti apie sveikatą. Ir man labai norisi įgalinti žmogų būti atsakingu už savo sveikatą. Ne, aš ten nueisiu ir kažką su manim padarys, bet kad mes esame būtybės, kurios turim šį kūną, šitą mūsų tokią nuostabią biologinę mašiną, per kurią mes patiriame gyvenimą, ir tikrai mes esame už ją atsakingi, kaip mes ją rūpinamės. Automobiliais mes labai rūpinamės, namais mes labai rūpinamės. Lygiai taip pat aš kviesčiau rūpinti savo kūnu ir kad tas rūpinimas, svarbiausia, kad tas rūpinimas mums leistų patirti gyvenimą, nes tikrai galima gyventi tokiuose griežtuose rėmuose ir visiškai neleisti savo to gyvenimo patirti. Taip kad mano kvietimas būtų be streso, lengvai pažinti, kas vyksta su mūsų kūnu, atkreipti į kokius simptomus mums reikia atkreipti dėmesį, kokią ten tą lemputę užsidegė ir ką jinai galbūt reiškia, ir tiek, ir kaip mums patirti šitą gyvenimą. Lengvai džiaugsmingai. Tai Evelina, jūs mums rekomenduosite mažiausiai intervencinius būdus palaikyti savo sveikatai arba išsisveikatinti arba keliauti sveikatos keliu? Tada pradėsim, ką aš galiu daryti paprasčiausia. Ką aš galiu paprasčiausia padaryti dėl to ar to ar to. Kaip aš galiu atsirinkti savo maistą, kada man keltis, kada man eiti miegoti, ar man medituoti, ar man sportuoti, ar man stipriai sportuoti, ar man lengvai sportuoti, ar man valgyti baltymus, ar man valgyti angliavandenius, ar laikytis keto dietos, ir ar man tapti vegetaru, Šitie dalykai kiekvienam yra svarbus ir tik tai praėjus juos ir jeigu jau tikrai nieks nepadeda, tada jau reikia eiti pas gydytoją, tada jau reikia prašyti pagalbos ir ieškoti pagalbos. Taip kad tikrai pagrindinis tikslas yra įgalinti ir pradėti nuo labai labai paprastų žingsnių, kad tai irgi nebūtų papildomas stresas. Šaunu. Evelina, jūs labai giliai ir plačiai mąstote ir kadangi aš žinau jūsų CV, tai jūs pati pasidalinkite, kiek visokių domėjimosi sričių, visokiausių mokslų, gal galite papasakoti ir klausytojams? Oi, manęs prieš tai klausėte, nes mane kažkaip irgi sako, oi, čia tradicinė medicina, netradicinė medicina. Man visą laiką patinka labai viską integruoti, sujungti viską, ieškoti ten ryšių ir tik tai palieku tai, kas pasitvirtina per kelis dalykus. Ir iš tokių tradicinių veikiančių medicinų, yra vis tik tai Ayurveda, vis dar yra dėstoma, yra kinų medicina, yra Tibeto medicina ir Maorių medicina. Tai čia yra tos tokios veikiančios medicinos, kurios turi savo tradicijas, gydymo būdus. Bet iš kitos pusės jos, aišku, yra labai susijusios kultūriškai, struktūriškai su ta vieta, kurios yra išsivystę. Ir kažkiek galima pratransliuoti, bet aišku, visą laiką reikia adaptuoti. Iš kitos pusės reikia atsižvelgti, kokiu laiku ta medicina vystėsi, kokio lygio, koks žmonių supratimas buvo, tada. Ir galbūt tam kinui prieš ten 6000 metų buvo suprantama, kas ta ugnis, kas ta žemė, ir kaip ten ta žemė mūsų kūne veikia. Dabar man ilgai reikėjo galvoti, kas ta žemė ir kas ta ugnis yra mūsų kūne. Ir aš po to pagalvojau vieną kartą, palauk, taigi čia yra materijos formos. Yra kietos materijos, tada yra žemė, yra skystos materijos, yra vanduo ir yra dujos, tai reiškia, ugnis yra. Ta prasme, iš esmės, arba oras, Tai iš principo, nereikia atmesti nieko, bet galima tiesiog pabandyti truputėlį pažvelgti, ką iš tiesų tuo norėtų pasakyti ir kaip mes galime suintegruoti su dabartiniu mokslu. Taip kad mano visą laiką, ką man labai įdomu, tai atrasti, ieškoti ryšių, kaip tai susiriša. Ir aš patys praėjau tą visą kelią, nes tikrai sėdint šeimos medicinoje, šeimos kabinete, kažkaip jau pasakoju, ateina vienas žmogus su angina, išgydom anginą taip kaip reikia, ten pagal antibiotikai, žmogus sugeria antibiotikus. Po 2 savaičių sugrįžta su angina. Aš viską padariau pagal protokolą. Kas čia yra? Ir taip, tokiais būdais pas mane atėjo tam tikra tokia, aš vadinu, bejėgystė, nes vis tiek yra pagrindinis noras padėti pacientui ir pradėjau ieškoti kažkas dar, yra kažko dar.
Ir vat, aš pati čiupinėjau truputėlį Ayurvedą arba kinų mediciną, bet vat, tavo kalba tokia, ne, vat, nu, man sunku kalbėti apie vandenį ir orą, ne, su žmonėm. Ir vat, dėl to aš labai džiaugiuosi, kad atradau endobegeniką, nes tai yra viena iš sisteminių medicinų, bet tuo pačiu aš galiu likti gydytoja, ne, aš galiu toliau naudoti visus medicininius terminus žodžius ir tiesiog tai atsiranda dar vienas sluoksnis, dar vienas sluoksnis, dar vienas sluoksnis. Tai va, dėl to, aišku, mano domėjimo sritis yra įvairios. Man labai įdomu įvairios dvasinės praktikos ir kaip tai atsispindi mumyse, kokią tai mums gali teikti naudą gyvenime. Aš daug užsiemu ir su meditacijom, užsiminėjau ir su senolių, visą senolių praktikom. Aš taip pat innerdanso praktikom užsiminėjau. O iš tokių normalių dalykų, tai aš aišku, Normalių. Nu, kad diplomas čia vienas kabo. Gerai, dabar apie normalius. Tai vienas diplomas kabo, tai aš turiu mokymus NLP New Code, tai čia NLP neurolingvistinio programavimo, bet New Code yra šitas naujas toksai. Naujasis sveikatos kodas. Tai yra jų nauja sistema, kaip nauja versija. Ir būtent aš pasirinkusi esu keletą dalykų, kurie man yra priimtini, bet būtent yra ir labai įdomu, dabar neuromokslininkai jau pradeda šnekėti apie streso reinterpretaciją. Tai prasme, kad tie dalykai, kuriuos mes esam patyrę, kad mums reikia reinterpretuoti, kad jį taptų mums resursinis. Tai man tai labai įdomu, nes tai pasitvirtino ankstesnėse. Kaip perprogramuoti, ar ne? Tikrai taip. Prasme, tai yra psichosomatiniai metodai iš principo. Kiek jūs kalbėsite apie psichosomatiką? Kiek bus norų? Žinių yra? Kiek tik tai bus norų ir užsakymo, ar ne? Tai užsakymo, taip, kad taip. Tai va, tai ką iš savo praktikos galiu pasakyti, kad tikrai pas žmogų yra susiję viskas, kas tik nori, su kuo tik nori. Ir ten taip jau galima užvesti ant minties, kad tas galbūt turi ryšį su tuo, arba va, tas amžius buvo kritinis. Nes šitą net mes ir endobegeniką mokomės. Pavyzdžiui, jeigu įvyko kažkokie trauminiai įvykiai nuo 3 iki 5 metų amžiuje, tarkim, vaikui, ne, tai pas jį jau yra tikimybė, kad bus kažkas blogai su skydliauke. Tai šitą dalyką mes turim ir tiesiog tai yra dar papildomas sluoksnis, įžvalga, į kurią vietoje kreipdėmėsi, į kurią vietoje ieškoti. Bet žinoma, kad tai yra, reikia žiūrėti, ką šneka apie tai neuromokslas ir konkrečiai, kas pa žmogų ten susiriša. Tai yra truputėlį, visą laiką tas individualu yra. Tai Evelina, jūs daugybę įvairių metodų taikote ir savo pacientams, ar ne? Kaip sakot, ieškau, galvoju, taikau, kas galėtų padėti, kaip galima. Taip, ir labai didžiausias menas dabar mano yra leisti pacientui, kuris sėdi prieš mane kėdėje, vesti. Nes ką jisai tuo metu yra pasireiškęs, šiuo metu, kas pasireiškia. Bet su tuo reikia ir dirbti. Nes man žiūrint žmogų, aš galiu matyti, kad yra kažkokios problemos gilios, bet jisai nėra pasiruošęs su jom dirbti, bet jis yra pasiruošęs dirbti su šitą ir reikia nuo to pradėti. Ir tai vienas iš tokių jo meno ir tuo pačiu nesikišti, jeigu tikrai nėra prašymo to daryti, nes žinoma, mes kiekvienas turim praeiti savo pamokas patys. Mes ir institute dažnai kalbam, sakom, ateina žmonės tie, kurie yra pribrendę, subrendę daryti pokyčius savo gyvenime ir tai yra iš tikrųjų labai gerai. Taip. Evelina, labai smagu su jumis kalbėtis, o be medicinos ir be sveikatos dalykų, turit kokį nors dar pomėgį? Jo, man labai patinka opera, aš esu labai didelė operos mėgėja ir dabar buvau Metropolitano opera. Ir buvo labai įdomus patyrimas, labai malonu, buvo labai įdomu nuvažiuoti Metropolitaną, patirti tą visą operą ir tikrai dabar jau yra ir Vienos opera planuos ir taip toliau, taip kad tikrai šita vieta man labai domina ir aišku, dabar labai laukiu lapkritį, kai atsidarys teatras ir kai bus galima pamatyti tą Aidą. Jau bilietai stovi padėti ir laukia manęs. Tai aš prie to paties dar paklausiu, aš girdėjau, kad klasikinė muzika turi didelę įtaką žmogaus psichikai.
Taip, čia vienas iš tokių įdomių dalykų ir apskritai kaip muzika, kaip virpesys veikia, apie tonacijas, kokios tos tonacijos, yra daug įdomių įžvalgų ir aišku, geriausia, kai žmogus pats truputėlį pradeda jausti, kas rezonuoja su juo ar kas ne. Evelina, tai paprašysiu jūsų dar, jeigu norite, keletą sakinių ar sakinį, kad pakviesti klausytojus, tokį vat pabaigimą, arba gal norite dar daugiau kažką pasakyti? Ar pagalvoti? Gerai, kol jūs pagalvosit, aš pasakysiu, gerai? Gerai. Labai džiaugiuosi, kad mes šiemet turėsime tokį puikų dalyką su tokia nuostabia dėstytoja. Todėl visus kviečiu aktyviai jungtis, kas dar to nepadarėte, nors jau grupė yra tikrai visai nemaža. Jau daug užsiregistravusi, manau, kad šitas vaizdo įrašas dar labiau jūs paskatins. Na ir dabar, Evelina, jūs jau turbūt pagalvojat, ką dar norėtumėt pasakyti, ne? Žinok, mano kvietimas būtų tiesiog ateiti į kursą tiem, kuriem yra smalsu. Kuriem yra smalsu sužinoti daugiau. Daugiau apie save, daugiau apie žinoti, kodėl taip reaguojama, ne kitaip, kodėl sergam taip ar ne kitaip, kodėl tas vaikas serga arba kodėl šeimoje tokie dalykai. Kvietimas tiesiog būtų tiem, kurie norėtų pažiūrėti sistemiškai, kurie norėtų labiau tos kūno, tos biologijos tokios labiau, bet aišku, taip pat kvietimas būtų tiesiog žmonėm, kurie kad jie žinotų, kad viskas yra okei, kad mes esam okei, mes esam padaryti ir mes esam visi skirtingi ir tuo pačiu unikalūs, bet tuo pačiu ir vienodi. Ir tame turbūt yra didžiausias gėris ir grožis kiekvienos mūsų žmogaus, kad kiekvienas iš mūsų esam unikalūs, bet tuo pačiu taip pat ir esam, iš esmės esam viena. Taip, kad tikrai kvietimas būtų ateiti tų, kuriem yra įdomu sužinoti daugiau apie save ir tuo pačiu priimti tas duotybės, kurias mes turime, kurias mes gavom su savo genais. Ačiū, Evelina. Aš taip pat dar kartą dėkoju Jums ir dėkoju visiems, kurie šį vakarą klausė ir mes, ko gero, jau atsisveikiname, laukiame visų prisijungiant. Gerai, dėkui. Tikrai lauksiu labai su nekantrumu, labai.